PSD, tai turbūt kažkoks kaip smažadis emigrantams ar emigrantams norinčiams sugrįžti į Lietuvą. Tai yra sveikatos mokestis, kurį paskaičiuoja Sodra, man atrodo, nesvarbu, tu deklaravęs vietą ar išsideklaravęs, bet jie vis tiek paskaičiuoja ir paskui tu turi įsiaiškinti, kaip perskaičiuoti viską. Tai pasakosiu savo situaciją, bet iš kitų žmonių komentarų mačiau, kad vieni susitvarko ten per kelias valandas, kitiems užtrunka 3 metus ir nesusitvarko. Man užtruko susitvarkyti apie 3 mėnesius. Tai iš pat pradžio jie prašė, kad atsiųsčiau indefinite leave e-mailą, tai aš jam nusinčiau. Paskui jie sakė, kad aš turiu rašyti prašymą per Sodros puslapį ir atsiųsti iš gov.uk share code'ą, kad čia gyvenu ir jie tada gali prisijungti ir pažiūrėti, kad čia moki mokesčius. Tai aš nusinčiau, jie paskui vėl man atsiuntė, sakė, kad share code'as negalioja. Tai man atrodo, gal 2 ar 3 share code'us jiems siunčiau, kur paskui man atrodo ant galo nusinčiau 3 ir galiausiai jie atsiuntė laišką, kad jie perskaičiavo man PSD, bet aš jiem dar skolingas už 2016-2019 metus, kurie negali pažiūrėti per share code'ą, tai aš turiu atsiųsti P60 arba payslipus. Tai išsiuntus payslipus, išsiuntus P60 gavau atsakymą, kad man viskas perskaičiuota ir viskas nulis.